Sveiki visi, žiūrintys mano video kanalą. Vėlyvas ruduo, spalio 25, 5 valandos vakaro. Ką tik atlėkiau, dar palapinės nestačiau, nieko dar nedariau. Darysiu dar vienas apsilankymas Dzūkijoje. Kai žinote, Dzūkija kraštas gausus ežerais, taigi dar vienas ežeras Dzūkija. Nesu buvęs būtent šitoje vietoje, šitame ežere buvęs, ne kartą, bet šitoje vietoje nesu buvęs, todėl man šiek tiek nauja, čia pas ežero kraštas, biški orai atšalo, buvo ir šalnos, dabar temperatūra suvienodėjo, tiek dieną, tiek naktį apie 10, 8, 9 laipsniai laikosi, nežinau, kaip man seksis, taigi šiek tiek ruošiuosi žvejybai. Taigi trumpai apie masalus kažkokiu tai dviračiu neišradinėsiu. Visi 3 masaliukai mano, tai yra tigrinis riešutas, Sweet Tiger and Corn boiliukas ir Sorso dumbeliukas, visi su banano ananaso popapais. Pavasarį ir rudenį naudoju tokius, šiek tiek kvapnesnius masalus. Šiek tiek naudosiu Sweet Tiger likvidą. Taip pat ir Sorso dipą. Gaudysiu iš kišerskio, aišku, tas jaukinimas bus toksai labai dozuotas, viskas bus malama su malimo mašinėlė, tai bus Sweet Tigeris, taip pat Sorsas ir tigrinis riešutas, kurį irgi malsiu. Kas liečia sistemos, tai sistemos tos pačios. Nieko nekeisiu, tai yra running rigai mano, čia kabinasi pavadėlis, čia svarelis, gaudysiu palei vieną krantą, todėl svareliai 113 gramų, mes reikės tolokai, bet oras toks ramus, štilius, manau, tai galima bus padaryti. Taigi po biškį ruošiuosi, malsiu pašarą, kažką parodysiu, užsimesiu ir ką, pradėsime dar vieną vėlyvo rudens sesiją. Pašarai paruošti. Čia, kaip matot, yra tigras su Sweet Tigerio boiliukais skaldytais. Viskas biški šiek tiek užpilta Sweet Tiger likvidu. Čia yra Sorsas skaldytas ir šiek tiek papjaustytas puselėmis. Taigi bandysiu 3 taškus. Po 2-3 pombytės, nedaugiau, gal po 4 gausius į tašką ir bandau užsimetinėti. Taigi saulė nusileido, iškart jaučiamas atšalimas, visiška ramybė, žuvies judesių nėra, ežeras kaip stiklas. Realiai padariau 3 taškus, vieną prie meldų, po kairę, kitą tiesiai prie Linkano kranto ir vieną po dešinę į gilį įmečiau. Nagi, lauksim, gal kas susigundys. Taigi rytas, naktis visiškai ramiai praėjo, nei jokio pyptelimo nebuvo. Ežeras ramus, temperatūra dabar 3 laipsniai. Tikiuosi gal pakils kažkiek tai, nes naktį buvo nukritę iki 1,5 laipsnio. Bet čia ne temperatūros reikalas gal, bet jau žuvis labai neaktyvi. Jokio tokio išėjimų, nei ten šuolių, to labiau nieko negirdėjau. Taigi persimetam. Gal dieną kažkas sujudės. Na ką, 12 valandą, kol kas ramu, šiek tiek nulijo. Gal lietus kažkiek tai išjudins žuvį, nes kol kas kibimų nėra. Biškį patraukiau iš dešinės meškerę, užmečiau į kairę palei krantą vieną, kitas 2 palikau. Tai, o taip, ežeras, kaip matot, kaip stiklas. Nors medžiai dar visai žali, bet jaučiasi tikrai ruduo. Šuolių nesimato, bet viltis, kaip sakant, miršta paskutinė. Taigi, laukiam, žiūrim, kas bus.
Kažkas vyksta. Pyptelio porą kartų. Bandom. Na ką, žuvis yra artėja. Šiaip tai priešinasi. Normaliai dar. Žinau, ar matosi. Na va, žuvis graibšte, sesija, manau, pasisekė. Taigi, pirmas čia sesija, tikiuosi ne paskutinis, žvynius 9,5. Reikia dezinfekuoti. Dar matau, turi kažkokį tai auglį, čia ant žiaunas, bet jam čia gal ir netrukdo maitintis. Kas čia yra jam? Pasikiaušęs jisai čia ar kas čia? Va. Ai. Ir čia papuršime. Taigi, dezinfekavom, dabar parodysim jum. Puikus kovotojas, ilgas, gražus. Čia ežero gyventojas. Smagu, ruduo, kad dar galima kažką tai sumedžioti. Taigi fotografija ir leidžiam šitą kovotoją atgal į gimtąjį telkinį. Ką, taigi bandom
Pradėjo paleidinėti. Štai jis, gražuolis mūsų. Ir keliaus namo. Įsigavai. Daug jėgų atidavė žuvytė. O, kągi. Iškeliavo ruoštis žiemojimui. Jį neparodžiau, ant ko kibimas buvo, va kibimas ant Svitaiger pašarinio builiuko su banano ananaso viršūnėlė. Na ką, 3 valandos. Tikrai nepasakysiu, kad yra karšta. Pakankamai oras atvėsęs. Ežeras kaip stiklas. Daugiau kibimo kol kas neturėjau. Nesimato jokio žuvies aktyvumo, nei išėjimų, nei kažkokių tai rausimų. Nematau ant ežero. Matyt, žuvis jau yra būriuojasi prie žiemojimo duobių. Ruošiasi žiemojimui. O vienas kitas aktyvesnis išeina gal į priekrantę kažkaip pasimaitinti po vidurdienį. Turėjau kibimą. Smagu, kad bent vienas buvo kibimas. Tikiuosi, gal dar iki vakaro, gal dar kažkas susigundys, o gal ir naktį. Taigi, sesija kol kas tęsiasi. Gamta nuostabi, oras vėsus, bet tikrai dar galima kažką pagauti. Taigi, 4:30 už geros valandėlės. Gal biškį daugiau jau pradės temti, tai pasiruošiau pašaliuką. Kaip matot, skaldyti stigras, čia Svitaigeris, čia sorsas papjaustytas. Taigi, manau, čia užteks to pašaro visiems 3 taškam. Ir daugiau kaip ir nesiruošiu jaukinti. Taigi, kol dar prieš tą patamsą persimesiu, pasijaukinsiu ir tikėsiuos, kad gal kažkas susigundys. Kągi rytas, naktis kaip ir praeitą praėjo visiškai ramiai, jokio pyptelėjimo nebuvo, žuvis visiškai nevaikšto, ryte vaizdas į ežerą visiškai stiklas. Na ką, matyt, žuvis jau gulasi į savo žiemojimo vietas eina ir jau nebeišeina maitintis beveik. Nors naktis buvo šiek tiek šiltesnė, apie 6 laipsnius. Bet daugiau aktyvumo nebuvo. Nieko, dar pabūsiu iki 12, gal kaip ir vakar, jie išeina maitintis apie tokiu metu. Kągi 12 valanda. Po biškį pradėsiu rinkti žaislus. Kaip matot, ežeras visiškoje ramybėje. Jokio žuvies aktyvumo nėra. Kibimų, kad ir labai norėtųsi, irgi nėra. Kągi, panašu, kad sezonas į pabaigą. Taigi daiktai visi sudėti, liko tik meškerės, susipakuoti ir manau, šio savaitgalio sesija baigta. Džiaugiuosi, kad pavyko vis dėlto pasisveikinti bent su vienu šio ežero gyventoju. Tokį vėlyvą rudenį. Manau, daug kas jau baigė sezoną, kiti uždarinėja. Aš dar gal mėginsiu važiuoti į Ilgių ežerą. Ten dar pabandyti savaitgalį pasidėti. Nežinau, pavyks ne, išvažiuoti. Tikiuosi, kad pavyks. Na, jeigu ne, tai sezonas buvo pakankamai toksai veiklus, daug važinėjimo, daug judesio, čempionatai pasaulio, moterų, vyrų. Žodžiu, kiti metai nežinau, kaip bus,
kaip sakoma, kiti metai, kiti lapai, kaip sakoma, mano vienas pažįstamas. Taigi pasimatysime po savaitės arba kitam sezone, kam patinka mano video, spaudžiam like, prenumeruojam jį ir iki susimatymo kitoje žūklėje.